Xiaomi Watch 2 Pro. Pirmasis tikrai išmanus Xiaomi laikrodis. Jame sukasi Wear OS operacinė sistema, o tai reiškia, jog jis turi visus aukščiausios klasės išmaniojo laikrodžio skirto Android telefonams privalumus. Navigaciją, asistentą, galimybę susimokėti be piniginės, daugybę ciferblatų ir dar daugiau programėlių Google Play parduotuvėje. O štai 3 didžiausi šio laikrodžio minusai. Pirmas, labai sunku rasti priežastį jį keikti. Sėkmingas 4 nanometrų Snapdragon procesorius, didelis ir ryškus net 600 nitų šviesumo AMOLED ekranas, net 32 GB vidinė atmintis, didesnė nei daugelio konkurentų 495 mAh baterija ir mažesnė nei daugelio konkurentų kaina. Prie ko čia prisikabinti? Antras, juo labai sunku atsikratyti. Nepaskandinsi. Tvirtas ir gražus nerūdijančio plieno korpusas laiko 5 atmosferų slėgį po vandeniu. Nepaliksi namie išsikrovusi, net visiškai netaupant bateriją man laikė ilgiau nei 2 paras. Nepamesi pasiklydęs. 2 dažnių GPS imtuvas vietą nurodo neregėtai tiksliai, o eSIM kortelės palaikymas leidžia skambinti net be telefono. Be to, nutrūkus dirželiui irgi palikti nepavyks, nes čia tinka bet kuris standartinis 22 mm laikrodžio dirželis. Trečias, šis laikrodis labai trukdo užmegzti artimą pažintį su savo gydytoju. Matuoja KMI ir kalorijas, skaičiuoja pulsą, žingsnius ir net atsistojimus. Seka miego kokybę ir pataria, kaip ją gerinti, gali mažinti stresą kvėpavimo pratimais ir atpažįsta net 150 sporto rūšių. Tai kada su tokiu laikrodžiu pas gydytoją ir dėl ko? Jei po viso šito jums vis dar norisi dailaus, nebrangaus ir funkcionalaus Xiaomi Watch 2 Pro, ką daryti jau žinote, ieškokite artimiausiame Tele2 salone arba tele2.lt.